Labas rytas, bičiuliai. Kaip nusiteikę? Kaip jūsų Velykos praėjo? Šiandien turiu išeiginę, tai nusprendžiu biškiuką pavažinėti po apleistas vietas, po gražias vietas. Tai turiu pirmą taikinį nusižiūrėjęs buvusi sporto klubą kažkokį. Tai kiek žiūrėjau, ten apleistas pastatas, lyg ir kalbos eina, kad yra trofėjų kažkokių ten dar palikta. Tai važiuojam, apžiūrėsim ten. Daugiau turiu sužiūrėjęs lyg ir vieną mašiną apleistą seną kažkokiam garaže, ten nežinau net kelintų metų. Tai irgi nuvažiuosim, manau, pasiaiškinsim. Ir prie to pačio pasivaikščiosim po kalnus, po apylinkės. Pažiūrėsim, kas ten gera, kaip atrodo, gražu, negražu. Nu, žiūrėsim viską eigoj. Taip, kad jeigu jau pasiruošę, įsitaisom, paspaudžiam like, užsiprenumeruojam kanalą, jeigu dar to nepadarėm. Ir važiuojam! Ką, atvykome. Va, mūsų pastatėlis. Nu, jie matos, kad apleistas, langai išdaužyti. Nu, jie. Manykim, ką pateiksim į vidų. Einam, pastatysim mašiną ir galėsim keliauti. Nu ką, atvykome. Atvykom šiandien kaip tik negyvos dvasios, nieko nėra. Čia šalia futbolo aikštynas, tai kaip ir turėtų chebra žaist, bet kadangi ankstus rytas, taip plus minus, tai einam, pažiūrėsim. O čia tas pastatas, čia per kažkur galima įeiti, lyg ir, bet per kur dar neaišku. Tai pažiūrėsim. Bačka kažkokia montuota. Vis kokie atliekų arba vandens. Langai išdaužyti. Per ten jau nebeįeisim, ten nėra durų. Einam per tą pusę pažiūrėti. Čia aparatūra tokia sniegui valyti. Tiesiog apleista, numesta ir gerai, niekam nerūpi. Čia. Čia užrakinta. Kas čia? Salė. Kažkas parašyta. Nieko įspūdinga. Visur užrakinta. Visur viskas užrakinta.
Nieko kito per daug tikėtis ir nereikėjo iš tikrųjų. Tikrai nebus palikta atidaryta, eikit kas norit. Čia dar duris vienas. Visur viskas užrakinta. Einam aplink visą pastatą pažiūrėti. Čia jau takiukai praminti. Bendravaičiai tikrai. Radau skylę. Tipo užkalta. Užkalta, užtvarkyta. Mum įeiti tai taip ir nepavyks. Per čia gali įeiti. Tik reik langą atsidaryti. Normaliai. Pasparkiau tą langą, kad galėtų atsidaryti. Normaliai. Tai sakykime, papulsim. Langai išdaužyti. Nu ir ką, keliaujam čia. Buvusi virtuvė. Kaip matau, gal nelūšios čia niekur. Pečius. Šiukšlių pilna. Čia duris blemba, bandyta užkalti su vėjais. Čia vienis. Blemba, laužtis. Ai, čia dar va. Medvarš privaryta, nu čia turi konkrečiai viską išlaužti duris, kad įeitai. Man atrodo, gal nieko nesilaužkim. Važiuojam į kitą vietą. Ten gal bus kažkas įdomiau. Šiaip blemba, tik tokia patalpa. Fainiai būtų pasivaikščiot, bet yra kaip yra. Sorry guys, bet kitam kartui atidėkim tą visą reikalą. Aš manau, dar bus ką pamatyti, kur nuvažiuoti, dabar reikiam į kitą vietą. Nu va, garažiuks apleistas. Mašina kažkokia stovi ir čia atrakinta. Einam, pažiūrėsim. Kas vėliau. Kažkoks aparatas stovi. Apipuvęs. Aprašinės langai, aprašinėti. Nu, bandam į vidų įeiti. Prirakinta su varžtu, kad neįeitum. Į vidų įeit neįeisim.
Tai va tik tai kamerą galiu įkišti. Tas variklis biškį papuvęs, sakyčiau, lengvai. Tuo radiatorius. Viską. Kai čia per mašiną. Dabar kaip tuos spruoglės, kaip sunkiai jos kelnojos. Tai va tai tik tiek, blemba. Va taip atrodė tvarkingas prancūziškas automobilis Simca Ariane, kuris buvo gaminamas tik 6 metus nuo 1957 iki 1963 metų. Ariane, ypač su 4 cilindrų varikliu, tapo dažnu taksi automobiliu Paryžiuje. Viso tokių automobilių buvo pagaminta tik 166 363 vienetai. Variklis pagrinde buvo 1,3 litro, gale apie 63 arklio galias ir jis išvystydavo iki 120 km/h greitį. O dabar einame toliau, kur Bergeno savivaldybėje, Norvegijoje, yra kelio Stalheimskleiva atkarpa, garsėjanti savo staigiais posūkiais ir istorija. Ši kelio atkarpa yra įdomi dėl to, kad restauruojant kelio sienas buvo rasta paslėptų senų sprogmenų. Manoma, kad Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai ten buvo įrengę sprogmenų spąstus. Taigi, Minės Vingen yra ne tik vingiuotas kelio ruožas, bet ir istorinė vieta, primenanti apie karo laikus. Kelias buvo nutiestas 1842–1849 metais, kuriame dirbo apie 1000 vyrų. Norint įrengti kelią, reikėjo susprogdinti uolą ir padaryti kalno atbrailas.
Blemba, atrodo gan neblogai. Tik reikia nenudardyti jatos. Nes jeigu nudardėsiu, tai čia manęs gyvenime nieks nesuras. Va, į tokį baseiniuką įkrist, pasimaudyt, ką? Kas norėtume? Parašykite į komentarą. Einam jėdą tada. Vandenėlis skaidrus. Wow. Nu ir ką jūs? Blemba, vanduo, kai staptavęs akmenis. Bet čia nusileisti tokių su visam. Ir ten srovė nuneštų. Blemba, klausim, tada išliptum įkritęs. Gal kažkur ten, kur sėkliau yra, spėtum dar ir akmenis įsikipti. Jeigu ne, tai su visam. Ten blembas nieks ant kalnų viršūnių. Va čia. Kai direktorius be striukės, be nieką lakstau. Bet blemba, gamta tobula. Kad ir kiek aš esu asfaltą vaiksiu, bet atrodo vis tiek žiauriai nuostabiai. Pasukt nein. Zeytin. Blemba, rankos gali pamest. Užlipau į kalną. Tiksliau biškį. Kadangi viduris vasaras, nori sniegą paragauti. Kaip sniegs. Nieka įspūdinga. Lauke +6. Bent jau telefonas rodo, bet realiai daugiau yra. Ir dar truputis info apie šį kelią. Kelias nutiesęs ant aukštų sausų akmeninių sienų su 14 posūkių ir 270 metrų aukščio. Sausų akmenų sienos stovi nuo kelio tiesimo 1840-ųjų ir išskyrus kai kurių kreivių praplatinimą bei sutvirtinimą, betonu atkarpa nepakito. Maršrutas buvo pagrindinio kelio tarp Oslo ir Bergeno dalis, kur nuo 1647 metų ėjo pašto kelias.
No. Taip, langėjo taškas. Bet aukštai neaugi. Tai ten. Bet čia. Einam biškiuką atgal. Ten yra kopėčius. Ant tokių akmenų užlipt. Ir tu dar vėl gali būti labai slidžios. Nerizikuosi, nežinos. Tam va plačiai. Pažiūrėsim. Mano apleistą vietą gavos turistinę vietą. Visi važiuoja, aš tik tai netingi. Nu, bet vaizdų gerų pažiūrėjom. Bet kadangi apleistą nieko reikalingai nepamatėm, neskaitant tos mašinos, vadinasi, kitą dieną važiuosim dar kitur. Ne? Gerai klausyt. Bėgam vienėlis, valdžiai. Kur čia tos kopėčias buvo? Ten, ant to. Bet iki jo mes nenueisim. Kadangi nenueisim, tai keliaujam atgal. Na ką, mielieji, šiai dienai emocijų tiek. Gaila, nepavyko mums nueiti tą sporto klubą, pavaikščioti, bet pamatėm tą automobilį, atrodo gan neblogai, nu, tas neblogai, supuvęs, surūdijęs, bet va, įdėjau nuotrauką, matot, kaip jis atrodo gyvai, kaip turėtų bent jau atrodyti. Tai pavaikščiom po gamtą, kažką pažiūrėjom, kažką pamatėm. Tikėkimės, kitą kartą pasiseks mums labiau. Tad jeigu jau pažiūrėjot iki galo, paspauskit like, užsiprenumeruokit kanalą, jeigu dar to nepadarėt. Pasidalinkit su draugu, galbūt jam kažkas patiks. Parašykit komentaruose, galbūt žinot jūs kažkur kažkokią įdomią vietą, kur galėtumėm nueit, nuvažiuoti, įlyst ar dar kažką. Tai lauksiu jūsų komentaruose. O aš savo ruožtu atsisveikinu ir sakau, pasimatysim kitose video. Ate!